Turiu pirmą problemą su traktoriuku. Radau, kas sugadino laistymo sistemų šlangutes, tai tokio, žinokit, nelinkiu niekam. Ir mano trečia kamera ir vadinasi 3. Nu tai va, tai nusipirkau trečią DJI Pocket kamerą. Sveiki kolegos, šiandien mano gimtadienis, man sueina 30 metai. O ką geriausia daryti per gimtadienį? Dirbti, kolegos. Geriausia yra dirbti. Stulbų kišimas jau eina į pabaigą, tai jau persirito per pusiaukelę, pakol kas aš juos tai kišu, nekalu, kai kurie yra įkalti, va tas, pavyzdžiui, yra įkaltas, bet tiesiog tikrinau, koks aukštis yra, kad tvirtai laikytųsi ir ar tilpsiu su traktorium pravažiuoti. Na tai šią savaitę turėčiau pasibaigti visus kuolus kišti ir kitą savaitę pradėsim kuolų kalimo darbus. Laistymo sistemai vanduo pradėjo pulsuoti. Girdi, tikiuosi. Vanduo bėga, nebėga, bėga, nebėga, bėga, nebėga. Taip yra buvę jau, bet kai tai buvo nusimovusi šlanga ir buvo nuotėkis. O dabar apie jau nuotėkių niekur nėra. Tai aš taip įsivaizduoju, kad čia bus arba filtras susikišęs, reikia žiūrėti, arba įsiurbimo tas vožtvas, kurį mestas į prūdą. Na tai tai pasižiūrėsim ir vieną ir kitą. Atsukau vieną iš vamzdukų ir vanduo tai visą laiką iš jo bėga, bet taip sustiprėja, susilpnėja tokiais intervalais. Visą laiką bėga, nėra taip, kad bėgtų, nebėgtų, bet pulsuojantis vanduo. Matom, kiek nusenka tvenkinys po kiekvieno liejimo, dabar lieju kas 2 dienas, lieju po pilną baką, tai tiek pat visą laiką lieju. Tai tokiom juostam va, palieju, po juostavės. Praeitais metais jau tokių laikų buvo panika, bet tvenkinį vandens akivaizdu, kad užteks ir panikos jokios nėra. Tai dabar sprendžiam tą problemą, kodėl pradėjo pulsuoti. Pažiūrėkim pirmiausiai, aišku, kur gali būti didžiausia problema, tai čia aš taip galvoju, kad bus užsinešęs tas įsiurbimas, įsitraukiam jį ir pasižiūrėsim. O, ką tu čia? Tai gal pasitrauk nuo mano vamzdžio? Varlė. Nėra čia taip baisiai. Na vis tiek, praplausiu, pravalysiu šitą. Na va, kaip naujas dabar bus. Tai dabar šitą dėl viso piktų nuvaliau kaip naujas. Filtrą vežu namo, praplausiu. Radau, kas sugadino laistymo sistemų šlangutes, tai tokio nelinkiu niekam savūkyje turėti. Tikrai žiaurus dalykas toks, jeigu jūsų ūkyje yra ir susipažinkite, tai yra... Ką? O tai ko tu mane žiūri? Kas kišo vamzdžius į tranšėjų vidurį? Tai aš kišau vamzdžius, labai profesionaliai sukišau vamzdžius. Tai nam pažiūrėsim, kaip tie vamzdžiai sukišti. Nu, eik žiūrėk, man tai kas. Štai ir pažeidimas. Tokių galbūt bus ir daugiau, reikia dabar viską pertikrinti, tai kišant tuos vamzdžius pažeidžiau šlangutę. Pakol kas vienoje vietoje dabar tik tais radau ir pamačiau, kad visa plėvelė šlampa. Gerai, dedam eilinį sujungimą, kaip kažkas jau juokavo pas mane, kad sujungimų toj bus daugiau negu tų vamzdžių. Na bet ką. Šį kartą turiu užsipirkęs jų į ateitį ir mažiem vamzdžiam ir dideliem visiems skersmenim, nes pas mane tai jisai, žinokit, yra labai einamas dalykas tas visą laiką. Tai aš nupjaunu tą šlangą, tai va pradariu, tai dar kokią nesąmonę. Na gerai, viskas reikia daugiau atidžiau, aišku, daryti. Ir kadangi aš jau esu sujungimo ekspertas, galiu drąsiai jums sakyti, esu išbandęs įvairių sujungimų, tai iš karto, jei kažkas naudosi, tai patarimas, naudokit būtinai va tuos užsukamus sujungimus, nes yra tokie pigesni, kur be tų užsukimų tiesiog susikiša, tai jie tai žinokit šūdų vertės yra. Nes saulė pašviečia, jos vis tiek trumpėja, ilgėja ir tiesiog išsimauna. Šitas užsukamas nei kart nėra pavedęs, tai tikrai visam laikui. Padarėt visam laikui. Užtaisiau skylės tas, kur buvau pridaręs, išvaliau filtrą, viską išvaliau, tai laistymo sistema vėl veikia gerai, taip ir nesupratau, kodėl ten tuomet tai pulsavo, bet aš šiaip neturėjau pasiėmęs kamerus, tai jūs nepatikėsit, ką radau filtrų viduj. Aš neįsivaizduoju, kaip in ten pateko, turbūt įsivaizduoju, kaip in ten pateko, viduj radau varlę. O žiūrėkit, ir vėl čia dar viena tupė varlė šalia. Gyva varlė, viduj buvo gyva varlė. Aš, aišku, padariau klaidą, tiesiog kai baigiu laistymą, tuos vamzdžius atjungiu ir numetu ant žemės, taip ir palieku. Tai ta varlė reiškia įlindo į tą vamzdį, aš tuomet prijungiau siurblį, įjungiau srovę, tai ta varlė. Na, turėjo varlė smagiai kelionę, kai siurblį jungiau. Čia pakilo, tik tai čia per tą visą praėjo. Čia turėjo tokį gerą kritimą žemyn, pant ir tuomet šituo vamzdžiu į filtrą ir filtrė užstrigo. Eina savo. Bet tai kaip pasisekė, atsukau, žiūriu varlė. Aš jo taigi juk nebuvau, atsukau iškart ir išsivežiau, tai tada pažiūrėjau iškart ir išsivežiau namo, tai ir radau gyvą, viskas tvarkoja. Varlė nežuvo, aš ją paleidau, jinai išgyveno ir nuo tų galų reikia nepalikinėti taip atvirai ant žemės, nes ten jo tikrai gali prilyst bet ko. Dar atsimenu, tėtis sako, žiemą tik nepalik, kad neprilistų pelėnų, tai žiemai buvau visus užkyšęs, nes sako, prilisto ten visokių žiurkių, pelių ir panašiai. Bet jo, dabar kaip vasara, tai kažkaip net nepagalvoju, tiesiog baigiu laistymą, numetu visus ant žemės ir palieku. Nu tai jo, tai pasirodo vasarą ten varlių prilenda.
Rizikuot ar nerizikuot, kolegus, kaip sakysit? Sako, jeigu tu esi geras žmogus, tai tau nieko nebus. Bet tai tada gal neįt. Bliamba. O, tai gal pasirodo netoks aš ir blogas. Tie dvietai vaikam nieko nereiškia. Liko vieni paskutiniai darbų. Nupjauti viršų ir uždėti kepurės ir vartus betonuot. Ir viskas, ir čia bus baigta. Nu, kaip pasakysiu dabar, kaip sako profesionalūs statybininkai, ir objektas bus baigtas. Mes dabar irgi žiūriu, kuo toliau, tuo dažniau šitą žodį vartojam objektas, nors jis man toksai labai juokingas. Ir važiuosim tolyn. Laukia plius 30, bet ką darysi, tenka dirbti su blizonu, nes tos žiežirbus labai degina visą odą. Tai visas šlapės dabar kerai, truputį pailsėsim. Ir varom toliau. Pakol kas nupjojau, tik tai sakyčiau kokį 15%. Ir atrodo, kas ta kepurėlė, bet kai užsideda, tvoros vaizdas visiškai pasikeičia, kepurėlis labai stipriai pagražina tvorą, atrodo tokia smulkmena, bet labai pagražina, čia kaip ratlankį automobilį. Vartai, stulpai, viskas supakuota tvarkingai, super. Įbetonavom vartų stulpus, čia sunkiausia mano gyvenime įbetonuoti vartų stulpai, nežinau, kodėl čia taip sunkiai mumėjusi, bet gal dėl to, kad tas vienas yra duobė, kitas ant kalno, neįsivaizduoju, kodėl taip sunkiai čia buvo. Ir aišku, žemė buvo labai akmeninga, bet, vienu žodžiu. Tai rytoj belieka atvažiuoti, įdėti vartus ir sujungti va štai šitos gabaliukus va, nuo stulpelių iki vartų ir anoj pusė nuo stulpelių iki vartų ir viskas. Ir čia reikalai bus baigti. Turiu pirmą problemą su traktoriuku, pakol kas dar niekada nieko neteko daryti su juo, tai kaip nusipirkau, jau 2 metus dirbu, nieko nedariau, tai dabar pirmą kartą kažką reikės padaryti. Aišku, čia yra smulkmena, bet smulkmena yra ta, kad iš padangos eina kažkur tai oras. Padangą reikia nuimti ir vežti ją sutvarkyti. Čia padanga yra su kamera. Jeigu apžiūrėsim visas kitas padangas, tai visose kitose padangose, kai iš kameros išeina ventilis, yra va tokia plasmasė užsukta ir tuomet tas ventilis yra įtvirtintas, jisai niekur negali judėti. Ir taip yra ant visų 3 padangų. Padangą niekad nieko nedariau, niekas niekad nedarė, tai dabar yra 2 variantai. Arba tokį traktorių ir atvežė, arba antras variantas kažkas nuknisų tą plasmasiuką. Dabar turiu 3 problemas. Tai pirma problema. Neturiu su kuo padangą prisipūsti, rankinę pompą turiu, bet su ją čia pompo truputėlį užsiknėsiu. Antra problema, neturiu su kuo pakelt, kad galėčiau padangą numontuoti. Palauk, aš sakiau 3 problemas. O kokia trečia problema? Trečia problema yra ta, kad tiesiog tingiu dirbti, tai irgi pasakysim kaip problema. Su kuo pakelt turim, nusipirkau iš Litagros, pasižiūrėsim, tikiuosi čia man visko aukščių užteks, bet Litagrui buvo papigėję akcija, taip kad nusipirkau, aišku, kaip visą laiką, vėl perkam patį pigiausią variantą, koks buvo, tikiuosi šį kartą tas pigiausias nebus prasčiausias. Su kuo numontuoti irgi turėtų būti šitoj stebuklingai dėžutėje, kurioje atidarius visko yra viduje, buvo kartu su traktoriniu, o taip. Jo, rankina visgi tokia trumpa ir bus nepasilgina. Na ką? Ištestuokim, jeigu rankiną judinam, pimpiliukas kyla. Jeigu aukščių neužteks, tai apsiverksiu, žinokit. Ai, super, gerai. Lyg ir visko užtenka. Tai padanga yra 85 cm padanga daugmaž. Tai aš čia galvosiu, kad čia tils man į bagažinę tą padangą, o Jėzus, tai aš čia galiu tokias 3 padangas įkišti. Kamera visiškai atsisako jau veikti, tiesiog daro bet ką, jinai visur filmuoja į lubas, į kojas, į žemę, visur, jau atrodo viskas sutvarkau, kad būtų gerai, suderinu. Ir jai tiesiog užeina, visur pradeda sukinėtis ir bet ką filmuotai. Na, pažiūrėsim, ką ekspertai pasakys apie mūsų padangą. Padangas tvarkyta, profesionalų verdiktas buvo toks, sakė, nesvaik nesąmonė, niekam tas plasmasiukas neįdomus. Užvažiavau tiesiog ant vinies ir viskas. Tai va, reiškia tiesiog ant vinies užvažiavau, nors tas protektorius atrodo toksai galingas, kaip čia įmanoma, bet, pasirodo, tiesiog užvažiavau ant vinies. Beje, uždėjau dabar tą, tai metalinį, tai dabar ventilis nebeilys atgal. Neįsivaizduoju, kiek čia buvo pripūtę tie montuotojai, bet važiuodamas jaučiausi kaip tie iš to video juokingų, kur šokinėja viduj. Aš visą laiką laikau mažiau negu vieną, nes jeigu pripūti daugiau negu vieną, tai važiuoti neįmanoma, tiesiog kaip ant batutų kokių važinėjai. Tai čia jau jie pasistengi turbūt pripūti kaip į automobilį kokį, 2,5 kaip nieko. Na, dabar nuleidau, o truputį geriau iškart pasidarė.
Su naujai sutvarkyta padanga, nusipjausim žolę, jau tikiuosi vieną iš paskutiniųjų kartų, nesakysiu dar paskutinį kartą, nes galbūt kada reikės pjauti, bet jau tikiuosi, kad vieną iš paskutinių kartų pjausim žolę. Tai žolė tokia, aišku, dar būtų galima pakentėti su tą žolę ir po to gal ir tikrai vieną kartą dar nupjauti truputėlį vėliau, bet, sakau, nusipjausiu aš dar tą žolę, nes nervinai mane ateina tokia nesąmoninga ta žolė, kažkur daugiau išlindė, kažkur mažiau, tai sakau, vis tiek nusipjausiu. Padarysiu clickbaitą, tai vis tiek daugiausiai visi žmonės spaudžia ant vaizdo įrašų peržiūrėti, kai kažkas atsitiko negero. Tai ir dabar, kadangi padanga buvo pradurta, tai traktorių aš skaitau reikėjo remontuoti, tai čia buvo labai rimtas remontas, reikėjo padangą nuimti, sutvarkyti, vėl atgal uždėti. Tai ir seriją pavadinsiu Sugedo traktoriukas ir tuomet jūs daugiau spausit ant vaizdo įrašų ir visi žiūrėsit. Tikiuosi nesupyksit dėl to, kad traktoriukas iš tikrųjų nesugedo, bet kaip ir nemeluoju, kamera tai tikrai sugedo. Gerai, grįžtam atgal, tikiuosi viskas įsirašė. Bet, vėl sugedo. Gerai, reikia dabar šnekėti, kol vėl viskas nesusigadino. Nespėjau. Atrodo normaliai. Gerai, taip kad aš iš tikrųjų nelabai čia ir meluoju, nes remontuoti šiek tiek reikėjo. Tai dabar einu pasidarysiu nuotrauką, uždėsiu ant viršelio ir, kaip ir sakiau, pavadinsim traktoriukas sugedo. Gal dar ką sugalvosiu, kas čia blogo atsitiko. Tai laistymų sistemą tvarkiau. Kamera sugedo, tiksliai, kamera tai tikrai sugedo. Eilinį kartą nepasimėjau kameros stovo, tai čia bus mano kameros stovas, gerai. Padedam. Ir nusipirkau su kuo pripūst padangas. Tai neturiu su kuo pripūst, tai ten su ta pompa paprasta putinėti labai sudėtinga. Yra modelis buvo 180 ir 181. Tai čia pirkau 181, nes jisai skaitosi ir traktoriaus padangom yra skirtas pūst. Baterija įsijungia. Galim nusait vienetus ir kiek norim pūst. Kamera nebeveikia visiškai. Pala perkrausiu kamerą. Gal dabar filmuosiu. Viskas, kolegos, kamera sugedo turbūt galutinai. Nieko nebegaliu padaryti, tiesiog tas gimbalas sukiojasi bet kur, bet kaip ir nieko negaliu suvaldyti visiškai ir dar kaista, kaip, čia tu net paliesti su ranka negaliu tos kameros viršaus, tie, kur sukiojasi visi. Gerai, bandom dar kartą, 25 kartas. Turime ekranėlį, galim įsirinkti, kokiais vienetus norim turėti. Yra bar, yra PSI, bar ir kilopaskalė yra. Ir taip pat galim įsirinkti, kiek tuomet norim pripūst. Jeigu norit, dabar bar yra išrinkta, tai galim mažinti, galim didinti. Ir tuomet galim pakeisti kilopaskalį, PSI ir bar. Ką norit įsirenkat, kiek norit pūst įsirenkat, tarkim 2,5 palieku, paspaudžiat mygtuką ir viskas pučia. Čia dar yra pridėta ant galiukų, tai kamuoliui, čiužiniam visokiem ir, aišku, gal kažkada ką ir tokių pripūsiu. Bet man, aišku, esmė buvo, kad galėčiau padangas prisipūsti. Ir kamera vėl rodo nesąmonės. Ir mano trečia kamera ir vadinasi 3. Tai nusipirkau trečią DJI Pocket kamerą. Tai ką, tai vėl pagal teoriją metam laiko, ar ne? Reiškiasi, metam laiko ir po metų vėl turėtų gimbalas eit. Pasižiūrėsim, kai dabar bus, pasistengsiu labiau saugot, bet ką čia prisaugus tam ūkyje? Prisaugot ūkyje yra neįmanoma. Tiesiog, vis tiek tu greitai kažką dirbi, kišenį įmetei, nukrito kažkur, nusirideno, tų dulkių pilna, bet alternatyvus geresnės neradau. Taip, kad nusprendžiau vis tiek nusipirkti šitą. Tai vėl rinkausi kaip aną kartą tarp GoPro ir šitos kameros, bet su GoPro, kiek žiūrėjau komentarų, atsiliepimų, visi labai nepatenkinti ją. Tai vėl dirbsim su DJI. Padarykim trumpą išpakavimo vaizdo įrašą. Naujoji kamera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo pasiėmiau. Saldainių įdėta. Visokie lipdukai, knygutės, niekam neįdomu, metam lauk. Kas čia? Tai tas apsauginis dėklas, kuriame ir reikėtų šiaip nešiot kamerą, tai čia neįsideda ir tuomet kišenė, kai įsikiši, tai ta kamera nesusigadinta, jeigu aš tokiam dėklę nešiočiau, bet suprantam, kad man labai sudėtinga čia visą laiką dėtis viską ir, aš jo nenaudoju. Toksai pats buvo ir antram DJI, bet, tiesiog jisai per didelis man ir aš jo nenaudoju. Dar saldainių, paragausim.
Dabar kameros turi didesnį daug ekraną negu buvo na DJI ir tuomet ekranėlis pasisuka į šoną ir kamera įsijungia. Bokštuodino kamera daug stambesnė, daug didesnė negu buvo ta DJI antras, nu tikrai paskui susikonfigūruosim, oi na savo, nu ką. Kamera daug didesnė negu buvo DJI antras, oho. Mikrofoną turim, naują variantą, naujas modelis su tokiu permatomu stiklu priekyje, nu plasmasė, ne stiklu, bet nu, matosi vis viduriai, tai toksai dizainas gražus, Bluetooth mygtukas, įjungimas, išjungimas, USB-C pakrovimas, uždėti ant to objektyvų, kad jisai būtų rodytų platesnį vaizdą, turėjau tokį ir ant antro, bet iš karto pamečiau per pirmą savaitę, nes jisai buvo magnetinis. Šitas, kaip suprantu, taip pat yra magnetinis, galime jungti kamerą ir jo, irgi lygiai taip pat, kaip buvo antram, jis yra magnetinis, tai nu, jis labai lengvai laikosi, va tiesiog pastumė ir jisai nukrenta, tai man taip pat irgi buvo, per pirmą savaitę pamečiau šitą. Ir taip ir nerdobėje pamečiau mašiną. Neįsivaizduoju, žinokit, kur automobiliai jisai galėjo įkristi, taip jog daugiau niekad gyvenime aš nerdojau. Tą automobilį jau pardaviau, tai kas nusipirko automobilį, šitokį galite rasti vidų, jeigu tvarkysit labai intensyviai, tai kažkur tokį pamečiau. Magnetukas mikrofonui, jeigu norit per rūbus, kad nereikėtų su šituo prisekti, va, jeigu nenorit sugadinti rūbų, tai čia toksai magnetinis, tiesiog marškinėlius vienoje pusėje dedat mikrofoną, kitoje pusėje tam, oho, o čia tai pritraukė, oiktų. Oho, nu va čia tai magnetas gerai laiko, eiktų savo nuplėšti be šansų, tik tai slenkant. Tai va, magnetukas prie mikrofono. Papildoma baterija būna tik tuomet, jeigu perkat Creator Combo. Jeigu pirksit ne Creator Combo, o paprastą, tokios baterijos jūs negausit papildomos, tai čia iškart man prailgins filmavimo laiką. Šitos kameros vienas didžiausių minusų yra, lyginant jeigu su GoPro, tai yra tas, jog negalit baterijų keisti. Tai GoPro jūs galite turėti baterijų daug, vieną įsikrovė, kitą įdėjot ir taip jūs galite filmuoti visą laiką. Čia pakrovėt ir yra tik vidinė baterija. Bet va šitas dalykėlis labai stipriai praplečia tą vidinę bateriją, tai tiesiog va čia mes jį užmausim. Va, užsifiksavo. Vienas dalykas tai yra, o iš karto baterijos pasirodo daugiau, rodo, kad krauna, iš jo jisai krauna dabar tą bateriją. Vienas dalykas tai dabar rankena yra daug didesnė, gaunasi, patogiau laikyti yra, tvirčiau viską pasiemi, daug patogiau ir tuomet labai daug ilgiau laiko pakrovimas, nes iš čia tuomet krauna tą kamerą. Tai tą būtinai reikia, be jo tai šiaip ta kamera tokia betikslė tampa, nes, nu, ganėtinai greitai įsikrauna, bent jau antras įsikraudavo greitai, trečias, kaip suprantu, veiks ilgiau. USB-C laidas pakrovimui, toksai mini trikojus, tuomet kamera dar daugiau pailgėja, jeigu jį prisukat, jau gaunasi 3 dalis, o tai iš viso gali su 2 rankom laikyti, tokia nu, masyvi kamera, daug didesnė negu buvo DJI antras. Apsauga nuo vėjo, visada naudoju, nesvarbu vėjas pučia, nepučia, tikrai labai stipriai padeda ir labai naudingas dalykėlis. O, užsifiksuoja. Ir vėjas mums nebebaisus. Jeigu nenorit papildomus baterijos nešiot, tai va šitą galite uždėti ir tuomet yra vieta, reiškia, kur prisukti va tą trikojų tokį mini, tai toksai praplėtimas kaip ir išeina. Aš dabar bijau apsimeluoti, bet nežinau, ar jisai reikalingas, kad Bluetooth pasijungtų mikrofonas, ar nereikalingas. Galbūt ir nereikalingas, galbūt per čia pasijungia, nežinau. Bet tai aš šito gabaliuko taip ir nenaudosiu, nes aš visą laiką naudosiu su papildoma, aišku, baterija, taip kad mano komplektas atrodys štai šitaip, tuomet štai šitaip ir mikrofonas. Nu, pamėginsiu ir šitą plataus matymo optiką tą. Esu įsitikinęs, kad aš tiesiog jį greitai pamesiu, nes, nu, suprantat, patys ūkyje dirbi, tau tą kamerą mėtai, nu, į kišenę kiši, į traktorių numetį, į automobilį numetį, o ne taip silpnai labai prilimpa, tai čia toksai laikinas dalykas, aš šiaip esu, nežinau, manau, jiem reikėjo tą pakeisti ir nenaudoti magnetinių kažkokį kitokį, pagalvoti, kad taip čikt užsimaunama ar kažkaip užsukama, užfiksuojama, dabar tas magnetinis yra tikrai nesavinčiau tokiam labai lengvam naudojimui. Nu, dabar pakeisim kamerą, tai suskaičiuosiu iki 3 ir perjungsiu į naują kamerą, tai galite pažiūrėti ir vertinti, kaip pasikeis vaizdo kokybė ar nepasikeis. Taigi, 1, 2, 3 ir štai naujoji kamera. Tai nuo šiol vaizdą matysite štai tokį. Na, tikiuosi viskas matosi labai aiškiai, nes, nu, dabar artimiausius metus vaizdas atrodys taip. Gerai, juokauju. Tai viskas, dabar jau tikrai pakeičiam į tikrą kamerą. 1, 2, 3. Na štai, viskas, kamera pakeista, nuo šiol vaizdą matysi tokį. Nu, bent jau kol suges kamera, artimiausius, nu, tikėkime, metus laiko bus taip. Man tai labai stipriai pasikeitė vaizdas, nes, nu, ta prasme, kaip aš filmuoju, nes dabar ekranas yra didžiulis. Pirmai buvo toks mažiukas, tos kameros ekraniukas, visai nieko nematydavau, dabar viską matau, ką filmuoju. Tai man tikrai bus daug lengviau, nes aš viską aiškiai matysiu, ką filmuoju, matau visą, kas aplinkui, nu labai aiškiai viską matau. Pažiūrėsim, kaip kokybė bus per kompiuterį, na, bet dabar kokybė bus
štai tokia. Gal dabar visai kitas žmogus, aš nebepažinsite, kas čia toksai sakysit, visai kita kokybė, kita kamera. Na, bet vaizdas dabar atrodo štai šitaip. Tai nuo šiol viską filmuosim su nauja kamera. Tiek šiam kartui, kolegos, tuo ir baigiam. Nauja kamera, naujas aš, nauji vaizdai. Susitiksim po savaitės, viskas jau bus filmuotas su nauja kamera. Tai iki visiems, susimatysim.